labai tokia romantiška, nėra labai romantiška, tematika nėra labai tokia, kur norėtų pasikabinti miegamajame ir žiūrėti kiekvieną vakarą. Dėl to aš jūs paruošiu iš anksto, kad jūs nesitikėt, kad nebūtų, tai mes visai ne to norėjom. Nusiteikę ir aš noriu, kad tas nusiteikimas būtų, norėčiau, kad tas nusiteikimas būtų paprastas, šiltas ir lengvas, toksai, kad jūs nebijotumėte pasakyti, ką galvojate. Aš iš tiesų labai norėčiau paklausti jūsų nuomonės, bet pirma, kai aš didengsiu šitą paveikslą, aš paskaitysiu tekstą, kurį parašiau apie jį. Aš jį paskui surašiau va čia ir priklėjau ant šito, taip kad galėsite labai įdėmiai neklausyti, ką aš dabar kalbėsiu, neužsirašinėti ir galėsit net nefilmuoti, nes viskas bus va čia surašyta. Bet aišku, jūs turbūt pažiūrėjote, tas neparašta, ne? Niekas ne. Pažiūrėjot? Šaunuoliai. Kad estum į baleto pasirodymą ir gal prieš didžiulę komisiją, nors atrodo komisija ir kaimynai ten ir kažką, tai jie nemuš to vaiko, nesijuoks. Pasakysiu aš jums dabar, kaip prisimenu vieną. Yra komisijų, kurios labai griežtas būna labai. Atsimenu, mano dukra, kažkada, kai buvo kokie 4, gal ar 5 metukai, jinai įsivaizdavo, kad negali padaryti špagatą. Įsivaizduoju, kaip 4-5 metukų vaikas padaro špagatą ir sako, va čia špagatas. Ir tėvai sako, kaip čia špagatą, šaunuolį. Nes mes neplanavom, kad jin bus balerina. Ir atvažiavo pas mūsų svečius Jurijus Smariginas, baleto karalius. Ir jinai sako, Jurijau, aš parodysiu, kokį moku špagatą padaryti. Ir jinai jam parodo tą špagatą, o Jurijus vietoj to, kad sakytų šaunuolį, tu kas čia sako per špagatas? Žiūrėk, koks turi būti špagatas. Šas padarė tą špagatą. Buvo smagu, aišku, pažiūrėti jo špagatą, bet mergaitė labai liūdėjo. Ne iki šiol atsimena. Sako, čia tas dėdė, kurį mano špagatą išjuokė. Gerai. Dabar yra 8. Ir mes dabar atidengėme šitą paveikslą, jūs trupučiuką tyliai ramiai pažiūrėsite, tada aš paskaitysiu tekstą. Gerai? Galo juokas. Kas jums čia juokas? Čia yra, palauk, jums čia rimtai juokinga? Dabar klausykite. Aš supriestas. Man labai panašu, kad ten Jurijus galėjo juokas. Aš žmona pradėjau. Paveikslą pavadinau, mes pasakėme niekada daugiau ir padarėme tai vėl. Buvo gražus vasaros vakaras. Mes atvažiavome į gamtą, sustojome ant kalvos, išlipome iš mašinos ir žiūrėjome į rausvėjantį horizontą. Moteris padalijo sumuštinius ir atkimšo gėrimus ir gyvenimas atrodė nuostabiai lengvas. Mes pamiršome nuveiktus dienos darbus, kokie jie bebūtų sunkus, nereikšmingi ar beprasmiai. Ir atsidavėme tų momentų malonumui. Ir gera tiesiog būti. Šnekučiavomės apie praėjusias atostogas, kažkas paskaitė poezijos posmelį, moteris ėmė niūniuoti vietą melodiją ir virš lauko nuvedėjo mūsų daina. Kaip gražu, sakėme savo. O visai neturi ant gretimos kalvos stovėjo kryžius. Amžinas kryžius, jis ten visada. Tiek ilgai, kad net nebepastebime. Jis tarsi peizažo dalis. Akmuo, medis, erškėtrožių krūmas, įsiliejęs į aplinką ir ištirpęs joje. O kas ten ant kryžiaus? Vakar rodos nieko nebuvo, dabar palaukite, tarsi koks žmogelis kabo. Iš toli neįžiūrėsi, o eiti arčiau per ilgai. Šį vakar neturim tiek laiko, gal kitą kartą užtruksime. Kitą kartą, jei bus kitas kartas. Arba jei būsime tam nusiteikę, nes jau beveik žinau, ką ten pamatysime. Ir tai nenudžiugins. Nenudžiugins. Oi, net gali sugadinti vakaro įgilę. Gali nebeskambėti daina ir apkarsti vynas ir stringti gerklėje sumuštinį. Ar mums to reikia? Klausime vienas kito. Kam tas skausmingas, nepatogus išgyvenimas? Juk diena ir tai buvo sunki. Dabar ten norime poilsio, grožio, saulėlydžio, ramaus horizonto ir kokio saldumo, staigumo.
mintys, kad nuneša kuo toliau. Mes pasisukame ir vėl gražiai uždainuojame. Aš jums sakiau, kad nebus labai linksmas. Aš šitą paveikslą įsivaizduoju kaip priminimą ne apie religiją. Ne, aš esu, jeigu taip atvirai, aš esu ateistas ir Dievu netikiu, bet tai yra šitas ant kryžiaus kabantis žmogus yra simbolis labai svarbių dalykų. Visiškai nebūtinai, tai nesusiję jau. Nu, mano įsivaizdavimu, mano gyvenimo, tai nesusiję su kažkokiam religiniam bendruomenėm, kažkokiam tai konkrečiom, nežinau, religiniam kryptim. Tai labiau susiję su žmogaus, su žmogiškumu, su sugebėjimu jausti, pasiaukoti, mylėti, su dvasingumu. O dvasingumas tai nieko nesusijęs su religija. Iš tiesų, dvasingumas yra tiesiog, mano supratimu, dvasingumas yra gebėjimas matyti šitame pasaulyje, šitame materialiam pasaulyje daugiau negu tik tai daiktus. Gebėjimas matyti kituose žmonėse tokius pat likimo brolius, seseris, nes mes visi esame tame pačiam laive. Gimimo, gyvenimo ir mirties laive. Mes visi einame tą pačią kryptim. Mūsų visų likimas yra visiškai toks pat. Nepriklausomai nuo to, kiek turime pinigų banko sąskaitą. Pradžia ir pabaiga visada yra tokia. Ir supratimas, kad šitoje kelionėje nuo pradžios iki pabaigos mes visi esame panašus ir turėtume būti artimi ir jausti vienas kitą labiau, bet tą aš vadinu dvasingumu. Ir šitas žmogus, šitas šiuolaikinis žmogus, nes jis su konversais. Ir tos konversus aš piešiau iš savo spintos ištraukęs. Tiksliai, aš su tais pačiais matais. Bet ačiū. Šitą kodėl toliaus visada galiu parašyti, kad aš tikrai pradėti. Kad laikyti, tau labai baisu. Tu galėtum užsimerkti, Kriščiūnų kavinė. Kavinėje vyksta parodos, šiuolaikinis menas.